Vyčio Valatkos, mūsų labai mylimo kolegos, ir jo pranešimas Migleckio ir Ortizo. Galvojau, ne vokietis lyg tai ispanas. Tai Ortizo nuosaikusis realizmas tarp tomizmo ir okamizmo. Prašau. Aha, tai laba diena. Ačiū, kad pirmiausia pakvietėt, nes Alvydas visą laiką kviečia. Tai ačiū jam už tą aktyvumą, visada smagu grįžti namo. Kaip šviesios ateities profesorius Pliškaitis sakė, gimtųjų namų ilgesys, namų įtakės ilgesys visada suveikia ir atsiprašau, kad nelaiku skaitau pranešimą, tiesiog šiandien taip jau gavosi, kad mūsų fakultetas, kūrybinių industrijų fakultetas Vilniaus Tech kartu organizuoja konferenciją su Chersono nacionaliniu technikos universitetu ir ten priklausomai nuo okupantų atakų ir konferencijos laikas ir pranešimų laikas kaitėtas. Tai atidaręs tą konferenciją dabar čia skubėjau. Taigi, universalių klausimas, perimtas iš antikinės ir patristinės filosofijos, buvo viena esminių scholastinės tiek logikos, tiek metafizikos problemų. Ir, sakykime, paprastai mes iš klasikinės scholastikos žinome tokius 4 pagrindinius universalių teorijos variantus, kurie išsiskyrė pagal atsakymą į tai, kas yra tavo universalė, kas yra ta bendroji prigimtis, kokie santykiai bendrosios prigimties su atskirybėmis. Ir, žinome, kad realizmas kraštutinis viena rūšis, nuosaikusis kita rūšis, priskyrė universalijoms realaus esinio arba ens realią statusą, kraštutinis nominalizmas bei konceptualizmas, kas sako, nuosaikusis nominalizmas priskyrė universalijoms būtent žmogaus intelekto kūrinio, ens racionis statusą. Sakykime, kraštutinis realizmas, kurio toks vienas iš iškesnių atstovų, galima sakyti, Eliugena tvirtina, jog universalios egzistuoja nepriklausomai atskirybių, anteres, nuosaikusis realizmas tęsęs tokią aristotelinę poziciją, kurį atstovavo Akvinietis, Dunsas Škotas ir kiti teigia, jog bendrybės egzistuojančios taip pat ir individualiuose daiktuose in rebus kaip jų esmės. Tuo tarpu konceptualizmas, kaip Petras Abeliaras, Kamas ir kiti universaliai laikė bendrai atskrybių sąvoką, konceptus, o kraštutinis nominalizmas, atstovo iškesnių Roscelinas, tiesiog sakė, tai bendrasis vardas, neturintis jokio atitikmens tikrovė. Balso, garso, laukimas, visavimas, fletus vocas. Bet čia kalba yra apie ne klasikinę scholastiką, bet apie vadinamąją antrąją scholastiką, arba modernėją scholastiką, kaip ją įvardino Patarkievičius. Ir 16-18 amžius, mūsų Lietuvos scholastinė filosofija iš esmės daugiausiai patenka į tą scholastikos tipą. Čia iš esmės buvo atsisakyta tokių kraštutinių formų, tiek nominalizmo, tiek realizmo. Tačiau greta tokio nuosaikaus realizmo, kaip Kajetanas, Petras Fonseca, jį plėtojo ir konceptualizmo, tokie autoriai kaip Gabrielis Bilis, Franciskas Piketas ir kiti. Čia iškilo ir populiarumo įgijo dar tokia viena įdomi universalių teorijos versija, tam tikras tarpinis variantas, galima sakyti, tarp tokio aristotelinio tomistinio nuosaikaus realizmo ir apotomistinio konceptualizmo, tam tikra eklektinė pozicija, antroji scholastika iš principo buvo pakankamai eklektiška disciplina, nes viena scholastikos rūšis, tipas scholastikos. Ir ši, sakykime, pozicija tvirtina, jog taip, universalios egzistuoja daiktuose kaip jų bendrosios esmės, bet tik tai tiek jos egzistuoja daiktuose kaip bendrosios esmės, kiek intelektas jas abstrahuoja
nuo daiktams būdingo individualumo ir šitaip atskirtas suvokti. Na, tokią poziciją bene ryškiausiai tuo metu išreiškė bene žymiausias antrosios scholastikos teoretikas Franciskas Suaresas ir čia galima dar ir pacituoti vieną iš jo ištraukų iš jo metafizinių svarstymų. Taigi citatos pradžia. Universali prigimties vienovė, tiek kiek yra universali, visgi nėra reali ir neegzistuoja daiktuose, kiek jie realiai egzistuoja iki bet kurio intelekto veiksmo. Citatos pabaiga. Na, šiame pranešime aš nagrinėsiu, kaip būtent universalijos tą problemą nagrinėjo vieni žymiausių scholastinės antrosios scholastikos Lietuvoje atstovų, tai Vilniaus universiteto profesoriai Martynas Migleckis ir Jokūbas Ortizas. Ir pačioje pabaigoje dar palyginsiu su dar vieno profesoriaus Vilniškio, bet jau jisai buvo dar ne universiteto, bet kolegijos laikų, jėzuitų kolegijos laikų, tai reiškia Petro Vijanos pozicija. Ir remsiuosi Smigleckio logikos paskaitomis skaitytomis Vilniaus universitete 1586–87 metais, vėliau jau gerokai pataisytų, papildytų ir netgi šiek tiek apkarpytų tų paskaitų pagrindų buvo sukurtas, parašytas ir išleistas jo logikos veikalas 1618 Ingolštate, kuris buvo gana populiarus tuometinėje Europoje. Įdomu, kad universalijoms skirta mažiau dėmesio pačiame, reiškia, Smigleckio logikos veikale, negu Vilniuje skaitytose paskaitose. Ten universalijoms skirta žymiai daugiau dėmesio. Buvo studentas, kuris užrašė, išliko rankraštis, ir dėl to mes turime tą šaltinį. Dėl Ortizo tai remsiuosi jo universitete Vilniaus skaitytomis paskaitomis, mes 596, irgi išliko studentų rankraštis. Na, o Petro Vijanos išliko tezės, na, oficialiai tai yra jo studentų remtos disputų tezės, bet, na, manoma, kad vis tiek paveiktos jo paskaitų, ne, tai galime jam autorystę kaip priskirti, ir tai yra ankstesni laikai dar, reiškia, kolegijos laikai. Tai va, tai kaip šitie, sakykime, Lietuvoje dėstė scholastai, kaip jie aiškino tą universalijų prigimtį ir santykį su atskirybėmis. Na, pradėkime nuo Smigleckio. Jisai sako, kad va, visų bendrų citatos pradžia filosofų sutarimu, universaliai yra kokiam nors daugiui bendras esenys. Arba tai, kas būdamas vienis, turi santykį su daugiu. Citatos pabaiga. Panašiai universaliai apibrėžė ir Ortizas. Jo aiškinimų citatos pradžia. Universaliai bendriausia prasme yra tai, kas yra bendra daugiui. Citatos pabaiga. Taigi universalija tai daiktinė prigimtis, neatskiriama nuo atskrybių daugio, jame egzistuojanti, jam predikuojama ir jį suvienija. Kaip sakykime, žmogiškoji prigimtis atskirų žmonių atveju. Ar asilo prigimtis konkrečių asilų daugio atveju. Ir taip toliau. Taigi, ir klausimas buvo, pirmiausia, čia reali būtis ar nereali, ar ne? Daugybė įvairių interpretacijų. Kaip sakiau, tos 4 kryptys, bet ir jos tam turėjo savo pokrypčių. Tai iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad Smigleckis ir Ortizas tarsi sekė realizmo poziciją, realizmo tradiciją, tokio nuosaikaus realizmo tradiciją, nes iš karto jie atmetė tą nominalistų tezę, kad visa, kas egzistuoja, tai yra atskirybės. Smigleckio teigimu, citatos pradžia, universalija yra duota pačioje daiktų prigimtyje. Universalija in essendo datur in natura ret. Mat, individualūs pasaulio daiktai man yra visiškai skirtingi. Jie kaip skiriasi, tačiau kai kuo atitinka vienas kitą. Na, tas akivaizdu. Ne? O šį atitikimą kaip tik ir nulėmė tos universalijos kaip bendrosios prigimtis ir
esmės. Štai žmonių tarpusavio panašumą lemia bendroji žmogaus prigimtis. Buvimas mąstančių gyvūnų, iš kurio po to išvadami kiti požymiai žmogui būdingi, kaip galėjimas pažinti, galėjimas nustebti, galėjimas juoktis. Tai, kuo žmogus skiriasi dar vienu bruožu nuo arklio. Ne? Tai žmogus galinti juoktis būtybę, arklys galinti išvengti būtybę. Buvo toks apibrėžimas arklio. Tai, analogiškai kalbėjo ir Ortizas. Jisai sakė, kad citatos pradžia: prigimtis tuo pačiu pritaikytos būti daugėje yra universalios, o tokios prigimtis vėl yra duotos natūralia daiktų tvarkoje. Vadinasi, bendrosios prigimtis yra duotos. Kai kur buvo sakoma, kad jos labai intymios tiems daiktams, kaip sakant, arba tinka daiktams, kompetent ir taip toliau. Įvairiom sąvokom tas bandyta pasakyti. Taigi, universaliai egzistuoja daiktuose kaip jų esminių savybių visuma. Atrodytų, čia nuosaikusis realizmas ir čia nėra ko daugiau kalbėti ir baigiam pranešimą ir einam pertrauką gerti kavos. O ne. Visgi, pirmiausia, pamatome, kad tas tokia realistinė, daugiau invertistinė nuosaikaus realizmo interpretacija, kuri kalbėjo apie trejopo universalią egzistenciją, tai dieviškajame prote, kaip idėjos, ir daiktuose kaip esmės, ir žmogaus intelekte kaip sąvokos, vis dėlto Smigleckiui nebuvo būdinga. Ir kitiems scholastams. Jiems buvo tas artimesnis toksai, sakykime, aristotelinio požiūrio nuosaikusis realizmas, nes jie pirmiausiai neigia bendrybės universalio egzistavimą prieš daiktus. Sakė, čia to nėra. Jie tiesiog atmetė tą platoniškai, šiek tiek augustiniškai požiūrį, kad universalios tai dieviškajame intelekte esančios amžinosios daiktų idėjos arba pirmavaizdžiai. Pasak Smigleckio citatos pradžia, kadangi universalios yra atskrybių esmės, tai jos kaip esmės niekada negali būti nuo atskrybių atskirtos. Citatos pabaiga. Ortizas sako, citatos pradžia: daiktų esmės negali egzistuoti už daiktų, kadangi niekas nėra taip viduje būdingas daiktui, kaip jų esmė. Latiniškai tai netgi intimus arba intimissimus, pats intimiausias daiktas. Pats dalykas intimiausias daiktų yra jo esmė. O dieviškajame prote glūdintys provaizdžiai, arba pirmavaizdžiai, yra atskirti nuo daiktų, kažkur kitur. Nei pats Dievas, nei jo intelekto turinys negali tiesiog egzistuoti daiktuose. Tokiu atveju visai Dievo kūrinyje turėtume priskirti dieviškumo požymį, ne? Dievas tiesiog pasiskirstytų daiktuose, tačiau Dievas yra vienas, nedalomas. Nei tam tikras dalis, nei tam tikras rūšis, nei giminės. Ir iš viso čia iškiltų panteizmo grėsmė, tai čia jau baisus. Todėl dieviškoji idėja negali būti bendroji daiktų prigimtis. Kita vertus, ji negali būti ir predikuojama, priskiriama atskirybėms kaip tai, kas jos yra. Juk klaidinga teigti, kad Petras tai yra dieviškajame intelekte slypinti žmogaus idėja. Sako Smigleckis, nesąmonė. O jeigu turime teiginį, kad Petras yra žmogus, teiginys nekelia abejonių. Šiuo teiginiu priskiriame Petrui ne kažkokia bendroji žmogiška sąvoka, o pati bendroji žmogiškoji prigimtis, esanti kiekviename žmoguje kaip jo esmė. Tad bendroji žmogiškoji Petro prigimtis ir Dievo intelekte slypinti žmogaus idėja nėra tapatus dalykai. Žmogaus pirmavaizdis, nebūdamas Petro esminių požymių konkrečia visuma, negali būti priskiriamas Petrui. Tada iškyla klausimas, o aišku, kad universalija negali būti Dievo prote esanti idėja, bet gal universalija taip pat yra ir intelektą egzistuojanti sąvoka. Smigleckio ir Ortizo teigimu vis dėlto universalija nėra intelekte ir negali būti esanti sąvoka. Taigi negali sakyti, kad kiekviena nuosekliai laikėsi tuo nuosaikaus aristotelinio realizmo tradicijos. Nes, Aristotelinio tradicija dėl universalių buvimo in rebus,
mistinė pripažino jų egzistavimą po daiktų postres, ne? Mūsų mąstymų, bendrųjų sąvokų pavidalų. O vilniškiai skolastai neigė šias sąvokas esant universalinės. Štai Smigrėckis sakė, kad bendrosios sąvokos yra intelekto kūriniai, kurie už intelekto neturi jokios egzistencijos. Tuo tarpu universalija nėra grynasis proto konstruktas, non estres konfliktą intelektų. Ja reikėtų laikyti intelekto objektu, būtent prigimtimi, kurią intelektas abstrahuoja nuo atskirybių ir kurią pažindamas sukuria bendrąją jų sąvoką, būtent minėtosios prigimties atvaizdą. Sąvoka yra bendrosios prigimties atvaizdas. Sąvoka yra universalijos įmama, bet ne pati universalija. Galima sakyti, kad universalija egzistuoja po daiktų, tik kaip nuo jų atitraukta prigimtis. O tai nėra sąvoka, tai pati prigimtis. Kita vertus, bendroji sąvoka nėra ir ta predikuojama universalija, ta, kuri būtų priskiriama daiktų daugumai. Pasak Smiglėckio, citatos pradžia, intelektas priskiria daiktams tai, ką suvokia tose daiktuose esant, o juose esant suvokia ne kažkokią tai sąvoką, o patį daiktą. Taigi ne sąvoka, o pats intelekto suvoktas daiktas, prigimtis daiktinė, yra priskiriamas atskirybėms. Citatos pabaiga. Ir šis intelekto suvoktas daiktas, kaip sakiau, tai tiesiog atskirybėse esantis prigimtis, atskirybėse esanti prigimtis, pavyzdžiui, konkrečiam žmoguje esanti žmogaus prigimtis, intelekto atskirta nuo bet kokių individualizuojančių veiksnių. Pavyzdžiui, Petre, Pauliuje ir Tade esantis žmogus kaip mąstantis gyvūnas. Panašiai ir Ortizas sako, citatos pradžia, universalijų apibrėžimai tinka ne vardams ar sąvokoms, o patiems daiktams. Kadangi būtent patys daiktai egzistuoja daugėje ir jam predikuojami, o vardai ir sąvokos neegzistuoja daugėje ir jam priskiriami tik tiek, kiek žymi atitinkamus daiktus, kuriuos jie pakeičia. Taigi, atskirybėse egzistuojanti bei joms predikuojama esmė, tai turi bendrosios prigimties statusą, ne sąvoką. Vadinasi, sąvoka nėra universalija. Iškyla klausimas, tai kaip universalija egzistuoja tose daiktuose, inrebuose, ne? Taigi, Smigrėckis ir Ortizas tvirtino, kad universalija tai bendroji atskirybų prigimtis arba esmė. Teko atsakyti klausimą, kaip ši esmė egzistuoja atskirybėse? Ar jai būdinga reali egzistencija? Ar ji yra neįmanoma ta egzistencija be tam tikro intelekto veikimo? Kaip jau minėta, universalija buvo apibrėžiama kaip viena ir ta pati prigimtis, esanti daugėje. Smiglėckio teigimu, citatos pradžia, nėra jokios abejonės, kad prigimtis pagal natūralią daiktų tvarką egzistuoja daugėje. Tačiau abejotina, ar pagal šią tvarką prigimtis yra viena ir ta pati daugėje. Iškyla klausimas, ar jinai yra universali tame daugėje. Ir Smiglėckis pateikė du daugėje esančios prigimties vienumo arba unitas variantus. Pirmasis vienumas, jis jį vadina rūšinė vienovė, rūšiniu vienumu, unitas specifika. Ir būtent šią vienovę turinti prigimtis, ji ir išlieka viena ir ta pati kiekviename daugio elemente. Kaip rūšis, pavyzdžiui, savosios individuose, dėl to rūšinis vienumas. Antrasis vienumo variantas buvo įvardintas kaip formalusis vienumas, unitas formalis. Ir šiuo vienumu disponuojanti prigimtis kiekviename daugio elemente yra kitokia, individuali. Vis dėlto išlaiko daugėje tos pačius esminius predikatus. Predikatą formalija et quiditatyva. Kitaip sakant, tą pačią esminių požymių visumą. Lygiai tokias pat daugėje egzistuojančios prigimties vienumo rūšis išskyrė ir Ortizas, tai truputį kitokius terminus taikė. Rūšinį vienumą jisai vadina formaliuoju teigiamu vienumu, unitas formalis pozityvas.
subjektyvą, o smigleciškai formalųjį vienumą, kada prigimtis egzistuoja kaip skirtinga, jisai vadina formaliuoju neigiamu vienumu, unitas formalis negatyva. Pavadinimai skirtingi, bet kalba iš esmės apie tą patį. Iškyla klausimas, tai kuri iš tų vedumo rūšių yra būdinga universaliai, būtent daugiai egzistuojančiai prigimčiai. Na, šių scholastų aiškinimų šiai prigimčiai nebūdinga rūšinė vienovė. Prigimtis atskirybėse visada egzistuoja kaip individuali. Citatos pradžia. Daiktuose egzistuojanti prigimtis realiai neatskiriama nuo individualumo, kadangi ji realiai sujungta su individualumu, konekta su individualumu. Citatos pabaiga. Reikalas tas, kad prigimtis, kuri egzistuoja daikte, ji niekaip negali būti atskiriama nuo individualaus skiriamojo to daikto požymio. Diferencija individualis, kuris kaip tik ir suteikia šiai prigimčiai, individualią egzistenciją. Čia galima grįžti prie ankstesnio pranešimo, kurio fragmentą nukirtau, kad tokia jau yra daiktų tiesa egzistuojančių. Jie pagal Dievo planą yra individualūs, nieko nepadarys. Tad atskiruose daiktuose esanti prigimtis negali būti viena ir ta pati. Tai reiškia, kad universaliai nebūdingas realus egzistavimas atskirybės. Smigleckio citata. Atskirybių daugiai egzistuojanti prigimtis, pavyzdžiui, žmogiškoji prigimtis Sokrate ir Platone, nėra aktualiai ir formaliai universali. Sokrate ir Platone esančio žmogaus prigimtis skiriasi savo subjektais, užimamomis vietomis bei atliekamais veiksmais, bet to jos skirtingai atsiranda ir išnyksta. Tas jau įdomi tokia forma. Skirtingai Sokratas ir Platonas atsiranda ir išnyksta. Taigi, atskirybių daugia realiai egzistuojanti prigimtis yra individuali, neuniversali. Kita vertus, pasak mūsų scholastų, universaliai yra pirmesnė už intelekto aktą. Čia vis dėlto tas pirmumas nesuteikia bendrai prigimčiai realios būties statuso. Nes universaliai yra pirmesnė už intelektą, bet tas pirmumas pripažįstamas ne aktyvaus, o vien tik pasyvaus intelekto atžvilgiu. Taip sakant, tas aktyvusis intelektas, intelektus agens, abstrahuoja nuo atskirybių jame esančią prigimtį, sukurdamas jos intelektinę formą, specijas intelligibilis. Tam tikrą minėtosios prigimties atvaizdą, ši intelektinė forma aktualizuoja pasyvų intelektą, arba kaip šviesos atminties profesorius Plečkaitis sakydavo, užveda tą intelektą, ir jisai, remdamasis abstrahuotos prigimties atvaizdu, tą speciją, tą prigimtį pažįsta, tai sukuria jos sąvoką, kur jau nebėra universalija. Tad universalija nėra nuo intelekto nepriklausantis, kitaip sakant, daiktuose realiai egzistuojantis esenybė. Ji yra paskesnė už aktyvų intelektą, kuris ją atitraukia nuo daikto, nuo individualumo. Štai Smigleckio teigimu, citatos pradžia, intelektinę formą sukuriančio aktyvaus intelekto atžvilgiu prigimtis yra jo veiksmą užbaigiantis objektas, paskesnis už tą veiksmą, citatos pabaiga. Ortizas panašiai sako. Tokio pat požiūrio, citatos pradžia, prigimtis yra universalios tik tiek, kiek jos yra abstrahuotos intelektu. Ir ne kitaip, citatos pabaiga. Taigi universalija nors ir sužadina, užveda pasyvų intelektą, vis dėlto jinai neegzistuoja atskirybėse iki ją abstrahuojančio aktyvaus intelekto veikimo. Iki aktyvaus intelekto veikimo realiai taip visi universalijos. Taigi, realios egzistencijos universalija neturi, jokia prigimtis atskirybėse negali būti ta pati iki ją abstrahuojančio aktyvaus intelekto akto. Jokiai daugiai egzistuojančiai prigimčiai negali būti priskiriamas rūšinis vienumas. Jai būdingas tik formalusis vienumas. Skirtingi tos prigimties individai turi tos pačius esminius požymius. Kitaip sakant, prigimtis yra viena, daugia tik pagal savo esminius predikatus. Citata Smigleckio.
Petre esanti žmogiškoji prigimtis esminiais ir formaliais požymiais ir predikatais realiai nesiskiria nuo Pauliuje esančios žmogaus prigimties, nes tai, ką apima Petro prigimtis, apima ir Pauliaus prigimtis. Ir pirmoji neturi jokio formalaus predikato, kuriuo skirtusi nuo antrosios. Status pabaiga. Tiek Petro, tiek Pauliaus žmogiškoji prigimtis savo esmė yra mąstantis gyvūnas. O po to galintis pažinti, galintis nustebti, galintis juoktis ir taip toliau. Taigi, universaliai būdingas formalus vienumas, anot Ortyzo, tai vienintelė reali anapus intelekto egzistuojančios prigimties vienovė. Egzistuoja anapus intelekto tiek, kiek ją intelektas įtraukia nuo daiktų. Toks įdomus gaunasi. Įdomi pozicija. Tačiau tai nėra vienumas tikrąja to žodžio prasme. Nors ir išlaikydama esminius predikatus, prigimtis vis dėlto nėra realiai egzistuojanti prigimtis, nėra viena ir ta pati. Daug. Tada iškyla klausimas, tai kaip universaliai egzistuoja daiktuose? Ir pamatysime, čia įvedama tokia įdomi sąvoka. Taigi Smigleckis ir Ortyzas nelaiko universalios realių esmę. Bendroji daiktų prigimtis negali būti atskirta nuo intelekto veiksmų. Todėl ji yra proto suvokimo būtis, ens racionis. Tačiau daug tų ens racionis yra. Gali ten mūsų sukurti proto, sukurtos fikcijos, kiti ten turi pagrindą tikrovę ir taip toliau. Daugybę rūšių galime skirti. Kokį statusą šis ens racionis turi? Kokį statusą universaliai įgyja intelekte? Smigleckis sako, prigimtis intelekte gali egzistuoti dvejopai – subjektyviai ir objektyviai. Subjektyviai intelekte egzistuojanti prigimtis iš tikrųjų nėra daiktinė prigimtis tikrąja šio žodžio prasme. Subjektyviai intelekte egzistuojanti prigimtis yra tik intelekto suvokiamos bendrosios prigimties atvaizdas, reprezentacija, bendroji sąvoka. Tuo tarpu intelekte objektyviai egzistuojanti prigimtis, kas yra universalinė. Čia svarbu pasakyti, kad nei Smigleckis, nei Ortyzas nevartoja to objektyvumo sąvokos, kaip mes pratę, ne? Realumo, tikrumo ir kitom prasmėmis. Kai jie kalbėjo apie objektyviai intelekte esančią prigimtį, tai jie turėjo minėję intelekto objektą, kad ta prigimtis yra intelekto objektas. Tai yra, jie turėjo minėję daiktų prigimtį, kiek ji suvokiama intelektu. Ir ji nelaikytina jokių atvaizdų ar reprezentacijų. Reprezentacija tai sąvokos reikalas. Kas yra ta objektyviai egzistuojanti prigimtis, tai pati daiktuose egzistuojanti prigimtis, pati daiktinė prigimtis, kurią intelektas abstrahuoja nuo atsklydo daugio ir taip jau abstrahuota pažįsta, ir tą abstrahuotąją pažįsta, kartu sukurdamas ir jos sąvoką reprezentaciją. Pirmą atitraukia, kažkaip pažiūri, po to sukuria reprezentaciją, bendrą sąvoką. Tai prigimtis, kurią intelektas išvaduoja nuo individualių skiriamųjų požymių, nuo tų individualių diferencijų atskirybėse, kurie paverčia tą prigimtį individualią būtimi. O individualumą praradusi prigimtis kaip tik ir egzistuoja daiktuose, kaip viena ir ta pati, bei jiems priskiriama kaip viena ir ta pati esmė. Tai būtent ši prigimtis yra universali. Tad, kaip teigia Smigleckis citatos pradžia, universalija nėra nei už intelekto esantis, nei subjektyviai intelekte egzistuojantis daiktas. Vadinasi, ji yra intelekte objektyviai egzistuojantis daiktas. Citatos pabaiga. Ortyzas antrina. Universalios turinčios objektyvią egzistenciją intelekte. Čia labai svarbu pasakyti, kad tai objektyviai intelekte egzistuojanti prigimtis nėra proto pramanytas dalykas, ne? Tai nėra res conflicta ab intellectu. Tokie dalykai, ketaurai, sfinksai, chimeros, jie neturi atitikmens realybėje, nebent jų dalis. Tuo tarpu intelekte objektyviai esanti universalinė. Anot Smigleckio tai štai kaip apibūdinama.
tai pati daiktinė prigimtis be individualių sąlygų, be individualizuojančių sąlygų. Kitaip sakant, universalija tai atskirybėse egzistuojanti prigimtis, kurią intelektas abstrahuoja nuo individualizuojančių sąlygų bei paverčia viena ir ta pačia kiekvienoje atskirybėje. Ortizas sako panašiai. Universalijos yra prigimtis, pagal natūralią daiktų tvarką egzistuojančios pačiose atskirybėse, tačiau nuo jų abstrahuotos intelekto veikimo. Status quo. Na ir remiantis tuo, kas čia buvo pasakyta, galime teigti, kad Smilevskis ir Ortizas nutolo šiek tiek nuo to aristotelinio, daugiau tomistinio nuosaikaus realizmo. Universaliai nebuvo pripažintas bendrosios, bendrai sąvokai nebuvo pripažintas universalijos statusas, ji buvo laikyta tik universalijos atvaizdu. Tiesa, jie teigia, kad universalija egzistuoja daiktuose kaip pastarųjų esmė, bet jie nepripažino realios universalijos egzistencijos atskirybės. Jie sakė, kad bet kuri prigimtis egzistuojanti daiktuose realiai yra individuali. Tačiau, požiūrėjau, universalija esanti daiktuose dėl intelekto. Citatos pradžia. Sakoma, kad universalija, čia Smiglenskis, sakoma, kad universalijos egzistuoja daikte ir intelekte, kadangi jos pritaikytos būti daikte tik tiek, kiek jis yra intelekto objektas. Citatos pabaiga. Na, panašiai universalių būti interpretuoja ir Vilniaus kolegijos dėstytojas Petras Viana, ispanas kaip ir Ortizas. Vienintelėje universalijoms skirtoje jo studentų parengtų disputų tezėje, gana ilgai skaitome, citatos pradžia. Atmetę Platono ir kitų autorių prasimanymus, kartu su Aristoteliu ir kitais mokyčiausiais vyrais manome, smagus yra priskirti prie mokyčiausių vyrų, jog universalijos egzistuoja daiktuose ir yra ne tik vardai ir sąvokos, bet ir sąvokomis žymimos tam tikros prigimtis, kurios vien tik intelekto veikimu yra atitrauktos nuo daiktų ir jokia prigimtis negali būti laikoma universalia iki intelekto veikimo. Citatos pabaiga. Tad kartu su Smigleskiu bei Ortizu tvirtinta, kad universalija egzistuoja atskirybėse, tačiau tik tiek, kiek jis suvokiama proto. Tačiau yra ir skirtumų su ankstesniais autoriais. Viana universalijos statusą pripažino jau ir bendriesiems daiktų vardams bei sąvokoms. Na ir jau, sakykime, tai jau artimiau tam nuosaikiam realizmui, netgi, sakykime, tokiam apjungiančiam, netgi su tokiais kraštutinio realizmo elementais, ir atsiranda vardai, kaip bendrosios sąvokos, kaip universalijos ir taip toliau. Taigi matome, ta pozicija, kuri atrandama šiuo autorių veikaluose, tokia tarpinė. Išlaiko vienų pozicijų elementus, atsisako tų pozicijų tam tikrų elementų ir gaunasi toksai truputį įdomus tarpinis variantas, kurį bandžiau ir pristatyti. Tai man tiek. Labai ačiū. Ar iškilo klausimų? Nežinau net kaip suformuluoti, tai jeigu ten tą bendrąją prigimtį atitraukia intelektas nuo tų daiktų individualių, tai kuris tada ta bendroji prigimtis kokioje erdvėje egzistuoja? Mentaliniai, realioj, kaip šitie autoriai aiškiai. Ne, viskas prasideda nuo jūsų nesuvokimo, tas aristotelinė schema sudaromas, reiškia, iš tų, reiškia, atskirų specijų, reiškia, tas vaizduotė sudaro tas įmogo, vaizdiniai, tie vaizdiniai apibendrinami. Nu ir tų vaizdinių pagrindų, iš kitų, reiškia, čia jau būtų ta, sakykime, ontologinis šitas, ontologinis, gnosiologinis, universalinis, sakykime, aspektas, kaip reiškia, mūsų, reiškia, išorinių ir
vidinių jutimų, jūsų, imaginacijų, tokie vidiniai jūslės sensus. Vidinis sukuria iš tų atskirų kokios nors prigimties žmogaus iš atskirų vaizdinių, sukuria būtent tą universalią, būtent atskirų žmonių jūsliškai suformuotų vaizdinių, individualių vaizdinių pagrindų. Tas aktyvusis intelektas sugeba ištraukti tą bendrąjį turinį, bet dar ne kaip sąvoką. Sako, štai yra žmogus atskirtas nuo tų visų individualių diferencijų ir panašiai. O po to tas, reiškia, pasyvusis intelektas, kaip ir, reiškia, žiūri į tą prigimtį, nagrinėja, detalizuoja, kaip sakant, nedetalizuoja, gal viską tikslina ir tada atsiranda jau ta, reiškia, sąvoka. Atsiranda jau ta sąvoka. Tai va, toks. Keblunas, kodėl tada iš karto nelaikyti, jeigu jau išžvelgia tą, intelektas išžvelgia bendrąją prigimtį, tai kodėl to jau iš karto ir nelaikyti sąvoką? Jinai dar nėra visiškai aiški. Reikia išlaikyti skirimą galiausiai, gerai. Reikia išlaikyti skirstimą intelekto į aktyvų ir pasyvų. Taip gausi per galą. Man kilo klausimas, va čia intelektas tavo pranešime iš žmogiškasis. Nedirbtinis. Ne. Ar žmogiškasis ar dieviškas? Ne, viskas čia buvo apie žmogus. Dieviškame O tada kilo protestą klausimas, girdėjus. ar būtų galima tiesiog Tas Dievo protetas neuniversaliai. Nes Dievas yra vienas. Dievas absoliučiai nieko bendro su universaliai. Taip, bet ar egzistuotų universalijos, jeigu nebūtų žmonių? Ta prasme, statusas dieviškoj kūryboj. Ar tik po to, kai atsiranda žmogus, tampa įmanomas universalijos? Ar nebūtent? Sunkus dalykas, Dievo mąstymas, Dievo žodis jau automatiškai sutampa su kūryba. Sunku pasakyti, bet šitai, jeigu žmogiškai žiūrint, jeigu žmogiškai žiūrint, tai nebūtent žmogus gali būti akmuo. Jo, tai panašiai. Būtų, nes angelai, tik su angelais yra domeni. Kiekvienas angelas turi savo bendrąją prigimtį, bet ta prigimtis turi tik vieną individą. Jeigu žmonių yra daug, tai kiekvienas angelas yra atskiras. Gabrielius neturi bendrosios, arkangelas Gabrielius neturi bendrosios angelo ir arkangelo prigimties. Jisai turi tik tai arkangelo Gabrieliaus bendrąją prigimtį, kurią atitinka tik vienas individas. Nėra. Angelai jau arčiau Dievo, o Dievas apskritai Dievas. Jis yra multiplikuojamas. Multiplikacinio filmo iš Dievo nesukursi. Aš šitą supratau. O ar Gabrieliaus pasyvus ir aktyvus intelektai skiriasi? Nu, čia reiktų nagrinėti akviniečių reikalą apie inteligencijas. Bet man vis tik, aš jau buvau kartą uždavęs to klausimą. Jie perima savo, Dievas tiesiog savo perima. Jie geriau žino. Kitaip jie nejudintų pasaulį. O tai turiu vis tiek tos klausimas, buvau kažkada uždavęs, vis tiek mane tas nenuramino tavo atsakymas. O tai jeigu vis tiek yra krikščioniškame mokyme Kristaus kaip logoso, kaip žodžio, kaip tų visų esmių, kartu, kad jame tos esmės daiktų egzistuoja, tai kaip jie tada nuosaikus realistai ir visokie nominalistai visų pakraipų, nesurėjo į konfliktą? Nu, kaip savokos, Dievo protė. O Jėzus pagalbininkas, kuris dalyvavo pasaulio kūrime. Nes tarsi tada jie turėtų neigti ir kad ir ten, būtent, kad egzistuoja tos universalijos. Ne, tai universalijos, tai nėra savokos. Savokos. Tai dar jie skirtumą tarp savokų ir universalijų. Yra žmogiškosios savokos, žmogiškos universalijos. Pas juos tai yra truputį kitaip, tai yra tiesiog. Jau čia būtų pirmavaizdžiai, kas nors, jeigu pagal nominalizmą kalbant. Nes tai nėra realizuota daugai.
Dievo intelekte egzistuojančios idėjos, kai egzistuoja Dievo intelekte, jos neturi individų. Jos nerealizuotas savo. Tai nebuvo konfliktų. Konfliktai buvo visada, net muždavosi, bet daugiau dėl. Bet su mokymu, taip pasakyti, filosofai, su mokymu ar konfliktu, nu. Kažkaip smagu buvo išgirsti, kad Lietuvių universitetas, Lietuvos universitete galima atsakyti, kad universalių teorija buvo specifikuojama ir diferencijuojama universalių sąvoka. Ir man buvo labai įdomu, kad ji turėtų būti priskirta tik tai patiems individualiems daiktams universalių sąvoka, jeigu teisingai supratau. Čia aš tą aspektą. Ir jie atskirta yra nuo vadinamų idėjų Dievo prote ir atskirta nuo sąvokų, kurias intelektas formuluoja, atsiremdamas į realybę. Jie susiję, bet tai nėra universaliai. Bet jūs, ar aš teisingai supratau, jūs sako, kad nieko bendro nėra tarp universalijų ir idėjų Dievo prote. Ne, tai yra pirmavaizdžiai. Man iš tikrųjų problema tokia. Tai pirmavaizdžiai, bet Koks yra santykis tarp universalijų ir idėjų Dievo prote? Koks yra santykis tarp, nes jūs labiau palėtėte tą santykį tarp universalijų ir sąvokų susiformavimo, ne? Bet pirmojo ryšio kažkaip man įsivaizduotas. Tai Dievo prote yra pirmavaizdžiai, pagal juos kuriami daiktai, o žmogaus prote yra sąvoka. Universalios kaip tokios atsiranda, tik jas abstrahuoja. Reliatyvių nėra. Bet tada universalios atsiranda jas abstrahuojant. Taip, be abstrahavimo veiksmo nėra universalios. Pirmasis abstrahavimo lygmuo, kurie lieka intelektas žmogiškasis, yra galimybių intelektas. Yra konceptus, sąvoka. Tai kas dar kitas yra šalia konceptus? Ką galimybių intelektas, nes tai yra Čia aktyvusis. Pagal Smiglevskį yra aktyvusis abstrahuoja. O pasyvusis jau pagal tą abstrahuotą prigimtį sąvoką sukūrė, jau aiškesnė. Tas pirmoji abstrahuota prigimtis nėra iki galo aiški. Tas pasyvusis intelektas atvaizdį jo sukūrė tokį labiau reprezentatyvų, aiškesnį. Daug čia neiškių vietų yra, jo, man irgi daug čia neaišku. Bet vadinasi, vis dėlto įvyko tam tikra nemenka evoliucija. Pradedant Aristoteliu, paskui tomistinis pažintinės schemos išdėstymas. Ir va dabar mes turime ankstyvųjų naujųjų laikų, ar ne? Variantą jo ir... Jo, jis sakė, kad iki... Labai įdomu, kad vis dėlto transformavosi tas modelis. Jo, iki aktyvaus intelekto veiksmo universalios apskritai nėra. Neatsiranda su aktyvuoju intelekto veiksmu. Prigimtis abstrahuota perduodama pasyvajam, tas padaro tą, reiškia, sąvoką. Nes, kitaip sakant, ta universalija, galima sakyti taip, kaip jie sakė, kad universalija, kurią atitraukia tas, reiškia, aktyvusis intelektas, yra specijas impresa, ne? O reiškia, ta sąvoka, kurią sukūrė pasyvus intelektas, yra specijas ekspresa. Kažkas taip, sakau, man irgi čia daug neaiškių dalykų. Kai atsimenu, davė man profesorius Pličkaitis, sako, skaitau aš ten, iš pradžių nieko nesupratau, tai kaip čia intelekte, prote galvoju, man, čia kaip sakoma, šitam auksiniam protė, ne? Keiskite temą su -2 taškais. Ne, sako, pradėjote viskas, teko nuvadytis, gal tik tai 4 metų pradžioje kažkas jau pradėjo po truputį išlieti. O tik apsigymus po daugelio metų, dar po to dar kalbiškai. Bet gal ne į tą pusę, ką gali žinoti. Gal tam tas didysis klaidintojas Dekartui. Jūsų klausimas labai teisingas. Jo, tikrai. Tais pirmavaizdžiais ten, kaip sakant, įsisuktų turbūt, sakytume, Dievo protas, ką čia gali žinoti. Tai va, ačiū už klausimus, tikrai esminį. Aš dabar dar klausiu. Kaip ten sako, 1, 2, 3. Ačiū. Tai dabar